Sveiki, linkėjimai iš Nidos miškų. Ir šiandien norėjau pakalbėti apie svarbę temą. Maisto ruošimo, gaminimo etiketą. Tai daug kas labai susikoncentruoja į tiesiog patį sveiką maistą, į maistingumą, į medžiagas, bet praleidžia labai svarbų dalyką kaip tiesiog gaminimo ir valgymo etiketą. Ir labai veikia energetinį maisto poveikį ir jo vertę. Tai ką tai iš vis reiškia? Na, gal esate patyrę, kai valgote namų maistą, kur gamino močiutė, senelės, o gal mama, jaučiasi, kad tas maistas ne tik prisotina mūsų skrandį, bet prisotina iš tikrųjų ir širdį, ir sielą. Jaučiasi toks šiluma, tarsi apgaubianti viską. Pilnatvės tarsi toks jausmas. Ir tai yra labai svarbus faktorius, nes mes valgydami maistą valgome ne tik patį fizinį maistą, bet iš tikrųjų į maistą yra įkraunama ir energija. Ir žmogus, kuris gamina maistą, ar tai būtumėt jūs pats, ar tai būtų kažkas kitas, kas jums gamina, viskas labai priklauso nuo būsenos. Reiškia, kokia yra būsena žmogaus, kuris gamina, tai jis iš tikrųjų leidžia, integruoja į tą maistą. Tai reiškia jūsų mintis, jūsų jausmai, emocijos, būsenos. Tai vyksta tam tikri energetiniai mainai tarp to, kas gamina ir to, kas valgo. Tai tas poveikis gali būti labai įvairus, bet ką aš noriu pasakyti, kad labai svarbu yra apsivalyti šiek tiek save, susibalansuoti prieš maisto gaminimą. Jeigu gaminat tai savo, tai irgi yra tai meilės savo laikas iš tikrųjų, kokį jūs tą maistą paruošit. Jeigu gaminat šeimai, artimiesiems, tai irgi reikia susibalansuoti, galbūt pakvepuoti, galbūt nusiraminti, galbūt ateiti į ramybės būseną, į savo vidinę pusiausvyrą. Taip pat galima gaminti tiesiog susijungti su meilės būsena, su jausmu ir gaminti iš meilės. Na ir galima išvalyti erdvę, pavyzdžiui, smilkalais. Tai yra labai stipru ir aišku neskubėti, nespausti labai gazo gaminant maistą, o mėgautis kiekviena tą akimirką, kiekviena subtilė detalė. Tai vat, tyrimai irgi rodo, kad maistas, kuris gaminamas, taip jo kokybinė vertė keičiasi. Taip pat japonų tyrimai apie vandenį dar įdomesnius dalykus rodo, kad vandens struktūra keičiasi, jeigu mes padėkojame vandeniui, jeigu mes pasakome komplimentą tiesiog vandeniui, vandens struktūra keičiasi, jis tampa labiau naudingesnis, jisai struktūrizuojasi. Kas domėjotės struktūrizuotų vandeniu, tai yra stipru. Na ir toksai užbaigiamasis galbūt žodis tai būtų, kad ir tas dėkingumo ir trumpas ritualas yra labai stiprus dalykas, jeigu mes valgome maistą ir mes truputį prieš valgį susijungime su visa ta kelionė, kiek užtruko, kad tas maistas ateitų iki šitos lėkštės ir padėkojame už medžiagas, už energiją, už šitas statybinės medžiagas, kurios iš tikrųjų mūsų kūną ir pastato. Tai padeda jį ir pasisavinti, iš tikrųjų tai nuramina mūsų nervų sistemą, periname į parasimpatinę būseną, įsijungia labiau virškinimo liaukos ir taip tą maistą geriau pasisaviname. O kai į maistą esame dėkingi maistui, tai jisai ir integruojasi į kūną geriau, lengviau išgauname energiją, daugiau maistinių medžiagų ir taip iš principo galime panaudoti tą energiją savirealizacijai, gyvenimui, kūrybai. Viskas yra energija ir pastoviai vyksta tie energetiniai mainai. Tai pabaigai tiesiog toks priminimas, kad labai svarbu ne tik maisto kokybė, bet ir pats etiketas, kaip mes ruošime maistą ir kaip mes jį valgome, iš kokių būsenų ir su kokia intencija.
tą turėkite omeny, kai apskritai valgote maistą iš kažko, kai valgote, kai patys gaminate maistą, kai gaminate maistą kitiems, nes tai gali būti labai, labai gražus gal meilės mainai, tokie, sakykime. Tai vat, su tuo skanaus ir į sveikatėlę, o taip pat norėčiau pakviesti jūs į rugpjūčio 28 dieną prasidedančią sveikatos programą. 3 savaitės mokysimės, kas yra žarnynas, kas yra virškinamasis traktas, kaip jisai veikia ir kaip natūralios medicinos pagalba, bei tiesiog natūralaus maisto gyvensenos technikomis, kaip subalansuoti žarnyną, virškinimo ir detoksifikacijos procesus bei žarnyno mikrobiotą. Tai jeigu norėtumėt susibalansuoti savo žarnyną ir bendrą sveikatą, nes žarnynas yra sveikatos pamatai, tai kviečiu tada prisijungti į šią programą. Galite rašyti tiesiog į komentarus, jungiuosi į žarnyno programą. Na ir tiek, būkite sveiki. Iki.